Lucas, he's going to give me 100 euros. He must give me 100 euros. You must give me 100 euros. We have a bet. Mä istuin jo takapenkillä, hylly korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Se kertoi jatkosodasta, siitä alkersakirokasta. Šį kartą treniruotė kur kas intensyvesnė, daug žaidimų mažam plote, daug energijos reikia atiduoti žaidėjam. Yra kelios komandos, nuolat keičiasi ir žaidžia mažame plote. Kaip vaizdas kol kas? Šiltas vaizdas. Šiandien vyko labai stipri treniruotė, dar turime tai, kad labai saulutė išlindo, tai viskas sudėjus, gera darbinga diena buvo. Kaip treniruotė, vyrukai? Sunki, bet intensyvi ir gera. Labai gera. Ta saulytė netrukdo? Ne, labai gera. We need team. Yes. Picture. Where is the team? Kara! Adai! Blue? Yeah, blue. Hey, where is the team? Yeah, you can't, it doesn't matter. Jurgi! Nuotrauka, yes. Live. Ką? Matai, Jurgis visada. We need team. Treniruotė svarbu, kad busiukai būtų svarūs. Antroji mūsų diena Kipre jau persirito į antrą pusę, tai dabar komanda turėjo laisvo laiko ir visai netrukus komanda keliaus į sporto salę, tai bus antroji dienos treniruotė. Mano kambariokas, fizinio rengimo treneris Paulius Ragauskas, ten jau užsiims žaidėjų raumenų tvirtinimu ir kitais dalykais, tad netrukus važiuosim ten pasižvalgyti ir pasižiūrėti, kaip viskas vyksta sporto salėje. Prieš išvykstant į vakarinę treniruotę komanda visą laiką turi 15-20 minučių kavai, arbatai. Ir jau antrą dieną tokiu metu kompaniją palaiko šuniukas. Jau atvykome į sporto salę, čia vyks antroji dienos treniruotė, tai einam į vidų ir žiūrim, kas ten vyks. Okay, boys, listen. The gym is a public gym, so there are people who are not sports people. Okay, so don't. If they want to do something, sometimes let to do them exercise as well. Okay, just probably they will not want to do it anyways because they will be intimidated that you are doing exercise. So no worries. Coach, how many kilograms do you lift? Sorry? How many kilograms do you lift? I lift much more than you think. All of them. Maybe phones you can lift. Mūsų komandos administratorius Darius irgi sportuoja. Sportininkas. Jaunimas irgi sportuoja. Treneris Paulius prirodė daug visokių pratimų, tai komandos žaidėjai pasiskirstė į grupės ir visi daro skirtingus pratimus. Turbūt visi, kas ėjot į sporto klubą, šitą pratimą puikiai žinot. The perfect form. Jaunieji karate kovotojai atėję nuotraukų. Lucas, he's going to give me 100 euros. He must give me 100 euros. You must give me 100 euros. We have a bet. And you're a witness. Pusantros valandos trukusi treniruotė sporto salėje jau beveik baigta. Paskutiniai pratimai, paskutiniai žaidėjai yra likę. Kaip matot, už lango jau ir laukia prieblanda, tai tikrai vyručiai padirbėjo nuo širdies ir dabar jau keliaus į viešbutį. Treniruotė baigėsi, komanda laukia autobuso ir vyksim į viešbutį.
taigi ši diena jau baigėsi, rytoj laukia dar 2 treniruotės ir rytoj jūs supažindinsiu su žmogumi, kuris čia Kipre Limasolyje jau daug metų yra atsakingas už tokių treniruočių stovyklų organizavimą, tad labanakt ir susitinkame jau kitą dieną. Nu, ne tik mes pusryčiavom, bet ir mūsų vietiniai kolegos, ekskursijų vadovai Zofija. Nu, smagu. Ir Aldona, taip. Skanaus. Skanių pusryčių visiems. Dar vienas dalykas, kurio jums nerodžiau, tai yra susirinkimai. Klubo atstovai, tai yra treneriai ir žaidėjai kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną turi susirinkimus. Tai einam pasižiūrėti, kas vyksta juose. Sveiki, Dariau. Parašyk, ką jie? Snikerį ar boks? Trečioji mūsų diena ir dabar jau antroji dienos treniruotė. Šiandien skirtingai nei pirmas 2 dienas pakeitėme lokaciją, turime treniruotę kitoje vietoje, tokia gan kalnuota vieta, kitokia šiek tiek aikštė, bet sąlygos irgi yra labai geros, visai šalia yra ir sporto salė, tai šiandien treniruotė vyks čia ir rungtynės vyks dar kitoje vietoje, tad karts nuo karto komanda keis treniruočių aikštes dėl to, kad jose taip pat treniruojasi ir kiti klubai esantys čia Kipre. Čia yra Pavlasas, žmogus, kuris jau daug metų organizuoja futbolo klubams stovyklas Kipre. So Pavlos, tell us about yourself a little bit and tell us about how you are doing when organizing all these camps for football teams. Okay, here in Cyprus, maybe in Europe, we are leading clear our company with the sport camps. We are very familiar and very close with Žalgiris Kaunas. Let's say we are very good friends first, and after we are cooperate together with great respect. I think this time is the 4th or 5th times we make Žalgiris. Even we make once in Poland. And we look forward that this team will go to Europe and they will be well developed. I think this year we will reach more than 150 teams in Cyprus. Let's say that 100 teams come to our company. And before last week we have very heavy work, especially with Serbian market, over 25 Serbian teams. And we're in a good position to say that we've done very okay. And now slow we come down, we come to nearly to go from February to March, when we're going to start reaching the summer period. Bet šitą tai nedėk paskui, tai į blooperį. Arba tik blogiau padaryti. Per kiek laiko turim nubėgti? 15. O, esmė tai čia pagal testą mes išsitraukiam, bet čia gal pakomentuosiu kambarį, tau daugiau. Vėliau bando Paulius nužudyti čia jūs? Ne, nebando. Normaliai. Vakaro tradicijos, laisvas laikas. Vakar vyko pokeris, šiandien tiesiog kortos. Kam geriausiai sekas? Who is the best player on this table? Kara now. Now me. And sitting like a boss. Šulinys maybe. Šulinys. So what happened? You lost and I what lost happened? this Lithuanian type of cards, and I had to wash
clean all the boots of the guys, so 6 pair of boots. Kągi, baigėsi ir trečioji mūsų stovyklos diena. Šiandien tikrai sunkios treniruotės, daug treniruočių ir fizinio rengimo treneris Paulius žaidėjų tikrai negaili, bet tam komanda čia ir susirinko, kad kiek įmanoma sunkiau dirbtų ir kuo geriau pasiruoštų artėjančiam sezonui. O jau rytoj ketvirtadienį, tai yra vasario 8 dieną, mūsų laukia ir pirmosios kontrolinės rungtynės su OFK Beograd komanda iš Serbijos. Pasižiūrėsime, kaip seksis, bus tikrai įdomu, o šiandien jau keliaujame ilsėtis ir pasimatom rytoj rungtynių metu. Taigi šiandien yra jau rungtynių diena, komanda pasiskirstė į dvi dalis, pagrindiniai žaidėjai, kurie šiandien žais startinėje sudėtyje, keliauja pasivaikščioti po pusryčių, tuo metu kita komandos dalis, žaidėjai, kuriems šiandien yra numatytas atsarginių vaidmuo, šiuo metu dalyvauja treniruotėje ir tada visa komanda jau keliaus kartu į rungtynes su Belgrado OFK komanda. Tokie pasivaikščiojimai yra įprasta praktika komandoms, kurios dalyvauja tokiose stovyklose arba ne tik stovyklose, bet ir UEFA turnyrų atrankose, rungtynių dieną, tam, kad žaidėjai nepavargtų, tam, kad žaidėjai neužsigulėtų lovose. Kadangi rungtynės įprastai būna vakare, vyksta būtent tokie pasivaikščiojimai, visa komanda, tada jau visa komanda keliauja, ne tik tie žaidėjai, kurie rungtyniaus startinėje sudėtyje. Coach doing his homework before the game? Of course. Kągi, komandos susirinkimas baigtas, pietus irgi yra baigti, už 15 minučių komanda jau pajudės autobusu į Aradipų miestą, ten vyks mūsų pirmos kontrolinės rungtynės, na, o mes su komandos administratorium Darium vykstame šiek tiek anksčiau ir vykstame automobiliu. Kipre vairas yra kitoje pusėje, eismas taip pat vyksta kita pusė nei kad Lietuvoje ar didžiojoje dalyje Europos, tai mūsų administratoriui Dariui tenka nemenkas iššūkis priprasti. Kaip sekasi priprasti prie kitokio vairavimo? Vienam gal būtų nelengva, bet didelį darbą čia atlieka šturmanas, nes vietovės nepažįstamos. Tai vairuoti kitoj pusėje, žiūrėti navigaciją ir viską daryti vienu kartu tikrai nelengva. Tai šiuo atveju Lukas man labai padeda. Atvykome į stadioną Aradipų miestelyje. Stadionas, kuriame glaudžiasi du antros Kipro lygos klubai. Tai yra Aradipų Ermis ir Omonija. Pats stadionas yra įkurtas tokiame visiškai gyvenamajame kvartale, namai, kavinukės, verslai. Tikrai nėra kažkoks labai atskirtas ar toliau nuo miesto nutolęs stadionas, viskas yra visiškai pačiame miestelio centre. Tai netrukus pasižvalgysime, kas laukia viduj. Štai stadiono įėjimas yra šiuo metu liktai dar nelabai veikiantis bariukas. Kainos, tik tai sunku suprasti, ką galima užsisakyti. Hello. Kaip ir minėjau, čia glaudžiasi Aradipų Ermis ekipa. Šiuo metu jau esame stadione, trumpai papasakosiu, kas mūsų laukia. Tai laukia dvikova su OFK Beograd klubu iš Serbijos. Tai istorinis, sakykime, Serbijos klubas, 5 kartus tapęs Jugoslavijos čempionu, iškovojęs net kelis kartus Jugoslavijos futbolo taurę. Daug metų buvo komanda besivaržanti aukščiausioje šalies lygoje, atstovavo Serbijai UEFA turnyruose, bet pastaraisiais metais komanda jau yra iškritusi iš aukščiausios lygos ir šiuo metu žaidžia antroje pagal pajėgumą lygoje. Ten sezonas yra įpusėjęs, po 20 turų Belgrado OFK komanda yra visiškai dominuojanti jėga toje lygoje, po 20 turų turi 17 taškų pranašumą nuo artimiausių persekiotojų ir akivaizdu, kad kitame sezone turėtų vėl sugrįžti į aukščiausią šalies lygą. Prieš šias rungtynes įdomu tai, ką galima paminėti.
kad vakar komanda žaidė kontrolinės rungtynes su Famagustos Anartozis U19 komanda ir tas rungtynes laimėjo 5-2. Įdomi ta istorija tarp tų dviejų komandų, atrodo broliški klubai, kurie net neskelbė rungtynių rezultato, bet rungtynės baigėsi Serbijos komandos pergalę 5-2. Ką dar galima paminėti, besidominčia ekipa, radau, kad 1991-92 čia rungtyniavo Belgrado šiame klube lietuvis Kęstutis Ruzgys, žmogus, kurio sūnus dabar irgi yra profesionalus futbolininkas, rungtyniauja žemesnėse Vokietijos lygose, yra debiutavęs net ir Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje. Turbūt daugiau tiek, klubas pasižymintis tikrai neblogų jaunųjų talentų ugdymų, vis atsiranda žaidėjų, kuriuos pavyksta parduoti. Šioje komandoje, sakykime taip, vienus iš pirmųjų savo žingsnių karjeros sėdėjo tokie futbolininkai žaidę top klubuose kaip Bronislavas Ivanovičius ar Aleksandras Kolarovas, tad tikrai komanda įdomi ir turi ką pasiūlyti. Tai pasižiūrėsime, kaip čia viskas seksis mums šiandien ir žiūrim, važiuojam toliau. Taigi pirmosios rungtynės Kipre yra sužaistos, jos su Belgrado FK klubu baigėsi lygiosiomis 0-0 be įvarčių. Abi komandos tikrai turėjo geras rungtynes, sakykime taip, daug kovos, daug kontakto, daug ir emocijų galų gale kilo rungtynėse. Pirmajame kėlinyje žalgiriečiai savo progų neišnaudojo, antrajame jų nebuvo tiek daug, nors tikrai minčių užuomazgų žaidime yra ir bus labai įdomu matyti, kaip visa tai klostysis toliau kitose rungtynėse. Vienas įdomus dalykas, ką galima paminėti iš šių kontrolinių rungtynių, tai kad antrame kėlinyje Belgrado komandos žaidėjui buvo parodyta antra geltona kortelė, jis buvo išvarytas iš aikštės, bet komandos buvo sutarusios, kad kontrolinėse rungtynėse, jeigu tai nėra kažkoks labai jau grubus epizodas, nesportiškas elgesys, tokiu atveju tą išvarytą žaidėją galima pakeisti, kas nevyksta oficialiuose rungtynėse. Tad komandos baigė viską turėdamos po vienodą žaidėjų skaičių ir po rungtynių visos tos emocijos buvo paliktos už aikštės ribų. Pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau, o dabar komanda jau keliauja į autobusą ir keliauja į viešbutį Limasolje. Taigi komanda jau grįžo į viešbutį po rungtynių ir dabar netrukus pamatysite, kas laukia žmonių, kurie pralaimi vakarinius žaidimus kortomis ir kaip komandai prisistato komandos naujokai. Need full picture. Okay. That's nice. Like real Finnish guy. Yes. It's too cold. Yeah, it's a bit cold here. He wants another session. He's ready for the next game. Ready for next game. Today wasn't enough, so we go again now. I was born 4th of March 2001, so I'm 22 years old. My last club was Esport Honka. I come from Finland, and my expectations with this club is for us to start the league well and play fantastic games, and with that, challenge for the championship. My zodiac sign is fish. I heard that's important. And I'm really thankful for the way you guys have taken me into the team. So in regards of that, I want to sing for you a beautiful Finnish song. Finnish. Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas
mutsi pelkasi eväitä. Mä istuin jo takapenkillä, hylly korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Se kertoi jatkosodasta, siitä alikersantirokasta. Tältä uuden näytti vaan omastaan. Hi guys, this song is from Ghana. Introduction. Okay. Hi guys, my name is David Anani Martin, and I'm from Ghana. Yeah. How old are you? I'm 23, bro. Seriously, last club. Sure? Last club. Last club, Yepaya, in Latvia. Yeah. Zodiac sign. What are you gonna say? Girlfriend or your man? I'm not a girl. Zodiac sign? Alright, I want to sing this song from Ghana, and it's a song from Stone Boy. After you make it, better watch who you keep around you. Enough of them are fake it. Tough time them no sing with you. Don't call me name. If you know how you with me from the beginning. Oh, what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? You only know my name. You don't know my story. Oh no. Oh no. Ask me out for the paper. And I put like first and I got all the favor. Wish him good for me neighbor. And yeah. Jean Benedicic from Slovenia, born on 3rd October 95. And I will sing a song from Balkan part, so some of you maybe will like it. Where is microphone? Give me one bottle. Yeah, let's do it. Zodiac, huh? Huh? What's your zodiac? Zodiac sign. Huh? Zodiac sign. Zodiac, it's, I don't know how to say it. It doesn't matter. Say fish. Huh? Fish. No, it's not fish. Okay. Od koliko dobrih, lepih momaka, vi ste izabrali najvećeg ludaka. Probao sam da se smirim, miran život ja ga živim. Par mi dana dobro krene, reći već kraj druge legne. Da se menja sada ne ide. Wait. No, I will come back. It's easy. Slavile bi da me ne bude, ljubite mene, moje bivše žene, znali ste vi dobro, i nudite vreme, da se menja sada ne ide. That's it. The day we become champions, I'm not just going to sing for you, I can promise I'm going to sing for whole Kaunas. That is a promise.